Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Tu gali patikėti, kad mes sausio vidury su pinigai šiuo metu. Sunkiokai, manyčiau, spalis, lapkritis. Spalio pabaiga lapkritį. Tai va, su Eugenijum mes taip ir nesulaukiam žiemos, pasimėm pinigus į rankas. Nesinori namuose sėdėti, iš tikrųjų šiandien daug kalbėsime apie poledinę žūklę, nes pagal prognozes jau ar ne, mes matom, kad viskas lygtai gerėja ir galbūt jau už savaitę startuosim ant ledo, ant vadinamojo pirmo ledo, nes jau ne pirmas čia bus, iš viso vos ne vasario mėnesio. O dabar, kol nesinori sėdėti namuose, norim pagauti vieną kitą žuvį, apie tai būtinai pakalbėti, kaip ją gaudyti tokiu labai jau žiemos režimu. Ir, kaip jau sakiau, daug kalbos šiandien bus apie poledinę žūklę. Bandom. Taip, mėly mūsų laidos žiūrovai, iš tikrųjų mes nepamename tokios ilgos, nusitęsusios atviro vandens žūklės sezono žiemos. Jau senai čia turėjome kažkur tai būti užlipę ant ledo, gaudyti vežėlėmis, švytuoklėmis, lakstyti, gręžti ir džiaugtis poledinės žūklės malonumais. Na, o dabar yra taip, kaip yra. Iš tikrųjų, turime bandyti pagauti vieną kitą žuvį tam, kad galėtumėme šiek tiek vėliau papasakoti laidos pabaigoje apie pasiruošimą polediniai žūklei. Kol kas nieko visiškai. Žuvėjom žiema. Nesvarbu, kad vanduo atviras. Jam galvoj, tai žiema. Žiema tai žiema, bet iš ties galima dar rasti vieną kitą žuvį, galbūt jos susibūrimo vietas. Su Eugenijum šiandien dirbame, kol kas keičiame masalus ir ieškome galbūt to vienintelio, ant kurio galima pagauti žuvį. Taip jau yra dabar šių metų laiku, kad, kol nėra ką veikti, tai gali bent jau tuo vadinamu kvepiančiu guminuku kažką išvilioti, kažkaip pabandyti pagauti žuvį ir šiandien mes tai darome. Žinoma, spalva, pravedimas, tai vienas iš esminių dalykų, apie kurią šiandien turėsime išsiaiškinti. Žieminis režimas spinningų. Tadam! Žiemą galima pagauti ešerį ant guminuko. Nerealu, netikėjau. Galvojau, šiandien taip pasivaikščiosim, gryno oro pakvėpuoti. Čia toksai, nevykskas, bet Eik namo. Taip, iš tikrųjų, toks žuveliokas pakelia nuotaiką, kai tu galvoji, kad šiandien gali būti, kad visiškai neturėsime nei kibimo, nes, kaip jau supratot, žieminis režimas labai viską darėme super lėtai ir Eugenijus lygiai taip pat gražiai pasižymė, žvejodamas visai netoli manęs. Vadinasi, galbūt jau atradome tokį tašką, kuriame gali būti vienas kitas štai toks ešeriokas. Taip, tokius žvejodami, tarkim, kokio spalio mėnesį, sakytumėm, nieko čia gero ir neįdomu ir galima bandyti dar ieškoti stambesnių ir galingesnių žuvų, bet yra kaip yra. Svarbiausiai, kad pirmieji prisilietimai yra ir tas lėtas mūsų pravedimas iš tikrųjų duoda savo. Kibimai vos tokie, jauti kažką švelnų prisilietimą, atrodo ne tas barkštelimas per nagus, o tiesiog lengvas masalo pratempimas. Va tokius, bičiuliai, mes gaudysim žiemą įsišiepę ir aš galvoju, kad už savaitės, už 2 prasidės poledinės žūklės metas. Ir lūpsim tokius ir džiaugsimės, kad kimba iš ekečių. Realiai aš galiu pasakyti, kad mes ir dabar džiaugiamės, kad nors kažką tai kol kas pagauname. Ir vienas iš variantų, vėlgi dar turime po keletą kibimų ir lyg tai žuvis apstoja, bet toks jausmas, kad jos iš tikrųjų yra. Ir vienas iš paprastesnių dalykų tai pakeisti pavadėlį metalinių, kuriuo aš gaudžiau, į
fluorokarbono atkarpą. 20-300 mm, tai pakankamai storas fluorokarbonas, tačiau jis po vandeniu praktiškai nematomas. Guminuką sudėjau tokį, kurį rekomendavo Eugenijus, jis turėjo daugiau kibimo ant to vadinamojo balisto. Ir iš tikrųjų visą tai labai pasiteisino, nes prieš tai žvejojant metalinių pavadėlių lyg tai atrodė, kad yra ta žuvies, lengvi prisilitimai, štai užsidėjus fluorokarbono atkarpą iš karto kibimai pasidarė daug aiškesnį. Va, koks nedidelis veiksmas susižgelbėjo, jeigu pamatėt, kad buvo pavadėlis paprastas, metalinis, nes galvojau, kad aišku, tokiu metų laiku šauna vienas kitas lydekiokas. Ir jaučiau, kad kibimukai yra tokie vos, parkšteli kažkas, bet nepaėmė. Ir matėt, įsirišom fluorokarboną, aišku, ešeriniai gigantai, fluorokarbono atkarpą ir iš karto pirmų metimų pūkšt yra žuvis. Vadinasi, išmąstymas teisingas ir to žvejybai vėlgi reikia visą laiką mąstyti. Aišku, gerai, kai metalinis pavadėlis, nes, jeigu užkimba lydeka, tai daug mažiau šansų, kad nukas, bet jeigu žuvis neaktyvi, tai toks žingsnis žvejyboje tikrai padeda. Šiaip jau žvejyba tas dalykas, kad visada reikia galvoti ir ieškoti variantų. Iš tikrųjų, šiandien lygiai taip pat ir pastebėjome, kad būtent masalo padavimas, pradžioje gaudėme 5 gramų galvakabliais, gylis čia nėra super didelis ir tiesiog žuvis ant tiek vangios, kad nebenorėjo to labai aiškaus džigavimo, tai yra šokdinimo per dugną, o norėjo labai lengvo pratempimo ir turėjome pasikeisti galvakablį į 3 gramų. Taip, 2 gramai atrodo, kas čia, nedidelė reikšmė, bet iš ties reikšmės yra pakankamai daug. Ir būtent tada labai lėtų pravedimų ir labai lengvų galvakablių, štai ant tokio vėjo, kurį suvaldyti iš tikrųjų neypatingai lengva, tačiau įmanoma, žinoma, turint gerų žuklės įrankius. Ir vėlgi tokie labai lėti guminukų išvedimas į viršų ir netgi bandymas pristabdyti ir šiek tiek pavaliojimas per dugną. Ir ne tik tai šeriokai. Štai pirma Eugenijaus pagauta lydekėlė, tai tik įrodymas, kad šiandien galima pagauti štai ir tokių žuvų. Tikimės, kad užkibs viena kita ir didesnė, bet idėja tokia, kad plėšrūnai, vandens temperatūra keli laipsniai, bet plėšrūnai vis dėlto, kad ir kokie būtų vangus, negali atsilaikyti Lucky John guminukams ir tada jau belieka tik tai technikos, sprendimai ir aiškinimaisi, kaip pagauti žuvį. O pagauti ją vis dėlto įmanoma. Kas įdomiausiai buvo tai, kad vėlgi, jeigu mes pripratę žvejoti atviro vandens žuklės sezono ir jeigu randi ešerių būrelį praktiškai lieki jame, tai vis dėlto ešeriai tiek atsargus, kad pagauni 1-2 ir reikia keisti žuklės vietą. Tam, kad atėjęs į naują vietą, štai pagauni vieną kitą tokį didesnį ešerioką. Vadinasi, ešerių yra, bet galbūt jie ir pasibaido netgi toje vietoje, kur mes gaudom, patraukdami vieną kitą žuvelę ir tada jau reikia keisti vietą. Kaip matėte, žaliasis guminukas, su kuriuo mes šiemet jau gaudėme kartu su pasaulio čempionu Janu Prielgausko ir būtent tas žaliasis guminukas Teninio upėje suveikė puikiai, o šiandien veikia jis ir čia. Veikia ir čia ir tai yra smagu. Eugenijus atranda tokią daugiau mažiau žuvies turinčią vietą, tai yra vandens telkinio pats galas, į kurį pučia vėjas ir ten greičiausiai yra supūstas mailius ir tokių štai nedidelių vidutiniokų ešerėlių ten iš tikrųjų yra. O kaip jau sakiau, šiandien mūsų tikslas buvo pagauti nors po kelias žuvis, o viskas lyg tai vyksta neblogai. Pravedimas labai lėtas, toksai su netgi masalo pagulėjimu ant dugno. Toks net su patraukimais tokiais turi būti. Aš nežinau, ką jie galvoja, žiūrėdami tą gumą, bet aš matau, kad perspektyvų yra vis dėlto pagauti, kai tik tai užšals ledas.
tokia mūsų pirmos dalies pabaiga. Kažką tai atradom, tai yra svarbiausia. Kad pramastėm, pasižiūrėjom ir guminukus, pasižiūrėjom tos pavadėlius, kaipgi su jais elgtis. Ir dabar lyg tai jau ir atradom tą vietą, kur žuvis kimba. Susitiksim po pertraukos, dar šiek tiek pažvėjosim ir būtinai, kaip jau sakiau, kalbėsim apie žiemą. Sveiki sugrįžę žiūrintis niūrią mūsų laidą apie žūklę mažaisiais mikromasalais, Lucky John guminukais ir bandymą galų gale galbūt uždaryti tą atviro vandens žūklės sezoną. Visą tai, ką mes matome orų prognozėse, pradeda mus po truputį džiuginti. Lyg ir turėsime žiemą, nors iš ties realiai tik jau praėjo pusantro žiemos mėnesio ir už pusantro mėnesio prasidės pavasaris. Tai turim ar ne šiemet reikalų. Aš net neįsivaizdavau, kad taip gali būti, bet tada, kai atrodo nėra ką veikti, pasirodo yra ką veikti ir bandyti gaudyti tuos pačius ešerius ir visai neblogus guminukais tose vietose, kurias jūs žinote ir net nebejoja, kurios jums patinka. Pagauti žuvies įmanoma, reikia tiesiog turėti pakankamai daug kantrybės, palaukti žuvies to vadinamojo sukilimo ir žinoma atrasti vietą, kur žuvis laikosi. Galų gale mes iš tikrųjų sulaukėme žuvies sukilimo, Eugenijus būtent pasirinko tą vietą, kur tiesiog visas vėjas į vandens telkinio galą yra sunešęs mailių, nedidelės žuvelės, o ten jas, kad ir kaip nenori, tačiau bando gauti tie ešeriokai ir štai tokie vidutiniokai, kurie žvejyboje nuo ledo iš tikrųjų bus pakankamai gražus laimikiai ir mes džiaugsimės tokius gaudydami avižėlėmis ir švytuoklėmis. Džiugina šiandien mus. Na, kad žvejybos būtų dar linksmesnė, mus pradžiugina štai viena kita tokia valdika. Tai įrodymas, kad ir lydekos dar yra aktyvios ir tik užšals ledas, gal dar spėsime jų pagaudyti, nors noriu pranešti visiems, kad jau nuo vasario 1-osios nebedaug laiko beliko, Lietuvoje bus uždrausta visokeriopą lydekų žūklė ir mes turėsime jom duoti pailsėti iki pat balandžio mėnesio pabaigos, tam, kad jos ramiai išnerštų ir būtų vėl mums smagu, džiugintų mus žvejant pinigais pavasarį. Teko girdėti, kad kolega lydekas gaudote. Aš čia prisijaukinęs, prisirišęs kelią. Galima pabandyti? Pabandyti ir gal važiuoti. Aš manau, paskutinį metimą. Iš tikrųjų pas fantastinė vieta Eugenijaus atėjau. Sakau, gal jau ruošiamės namo. Sako, gerai, užmės dar čia vieną kartą išėję prisiauginęs borką. Gali dėdė su savo kelniam dabryti. Štai, prašau. Ačiū labai. Ne tokia kaip jo, bet manau užteks šiandien mums šiandien. Barz. Juhu. Baigėsi mūsų šiandien žvejyba. Eugenijau, kaip tau iš principo? Man atrodo, kad... Geriau negu tikėjomės iš tiesų. Geriau negu tikėjomės sausio mėnesį, kad link pabaigos galim gaudyti. Puikiai galima gaudyti. Taip, bet vėlgi vis dėlto mes kalbam apie labai sumažintus masalus. Mikrodžigai, mikroguminukai, ultralaitės, labai ploni valai. Tas jautrumas, tie kibimai visiems tokie buvo tokie, tas išėlis. Nebuvo aktyvus. Žieminis. Tai šiandien mes sakėme, kad būtinai kalbėsime apie žiemą.
Ir iš tikrųjų turime ką pakalbėti, tuo labiau, kad visi kaip išprotėję laukiam ledo. Ir, na, kaip dabar jau liktai rodo prognozę, kad galbūt ir sulauksim šiemet, ar ne, jeigu vėl viskas nevirs. Kad šiemet sulauksim nebejoju, bet galbūt sulauksim kitą savaitę, gal dar už savaitę. Arba eisim museliniam gaudyti kiršlių. Kiršlių ne, bet šlakių. Nu, mes negalim nepasidžiaugti, kad mūsų draugai Ukrainoje jau atidarinėja poledinio žuklės sezoną, vėlgi to tokio pirmo ledo ir jau jie bando Lucky John švytuoklės, apie kurias jau pernai kalbėjome šiek tiek su Eugenijum užpernai testavome, šiemet ypatingai daug dirbsime su jomis, jeigu tik tai ledas leis, nes vis dėlto tas masalas pakankamai įdomus, jų yra pačių vairiausių variantų. Patys matote, kad kaip jau ant pirmo ledo jie užlipa, tai jau jie pradeda gaudyti pakankamai įdomiai, keičia masalus. Žodžiu, apie Lucky John ir formas, apie dydžius, kokie naudojame srovėje, kokie naudojame stovinčiame vandenyje. Mes turime begalį informacijos, nes kartu dirbame su Lucky John ekspertais Ukrainoje, Rusijoje, Latvijoje ir manau, kad besidalindami tokiamis mintimis su jais mes iš tikrųjų galėsime pakankamai daug informacijos suteikti ir jums, bent jau ką padės jie mums įaiškinti, ką mes jiems padėsim. Žodžiu, informacijos kaita vyksta. Eugenijau. Bet aš kiek supratau, kad šiemet iš tikrųjų yra labai viena įdomi naujiena ir laukiu, nesulaukiu, kada jie galės jau išbandyti iš paledo. Gal tu daugiau apie tai? Taigi, ir aš laukiu, nesulaukiu, iš tiesų labai smalsu išbandyti. Tai yra mūsų Lucky John naujas produktas, prie kurio prikišęs yra nagus vienas gan žymus, bet nenorintis labai viešintis voblerių inžinierius, ekspertas, kaip sakyti, jisai ir vasarinius voblerius mums projektuoja. Tai yra Japonas. Yra Japonas, jo, jisai dirbė su visom garsiausiam voblerių firmom, dėl to jis nelabai nori viešintis. Ir jis padarė pagal mūsų, kaip sakant, užsakymą, salmą, švytuoklės. Švytuoklės gan jos įdomios, aš sakyčiau. Įdomus, pirmas įdomumas kame, kad yra, kaip matai, trys kilutės pakabinimas. 3 taškai. Ja, pirmas pakabinimas tai yra tobulai tiesiai. Tai yra toks optimalus variantas. Toksai, na, tarkim, tradicinis darbas, ar ne? Ja. Jeigu mes norim gaudyti, sakykime, didesnė amplitude, mes perkabinam ant kitos kilutės ir mes turim šiek tiek pakrypus į apačią, tai yra jisai vaikščios didesnė amplitude. Ai, toliau nueis po eketę. Jo, toliau po eketę. Jeigu mes matom, kad pakankamai yra daug kažkokių tai šakų, galbūt po vandeniu kažkiek žolių, ir norim, kad mažiau vaikščiotų, mes kabinam atvirkščiai. Žodžiu, 3 tvirtinimai. 3 tvirtinimai. Šiaip pati jo forma pakankamai įdomi, aš kaip pažiūriu, tai yra tas suplotas viršus ir galva pakankamai didelis pasipriešinimas, turi būti vandeniu ir pakankamai ilgi sparnai, tai turėtų tikrai jisai suvaikščioti. Mes iš tiesų bandžiau, aš akvariume, tai jisai laksto kaip išprotėjęs, 150 litrų akvariume, jam neužtenka vietos. Tai jis tikrai turėtų būti gan sėkmingai dirbant. Ir iš toli traukti žuvį. Turėtų. Plius mesgi turim ir spalvinimus gan įdomius ir kai kurie netgi spalvinimai įdomus, čia jau matėsi, kad Japonai, nes jeigu tu žinai, kad kiekvienas šitas simbolis kažką tai reiškia, tai yra Japonai turi savo tos tradicinius dažymus, kaip mes lietuviai, ten tigras arba ten žydras vobleris, tai čia ten tekanti saulė pas juos vadinasi, ten pavyzdžiui vakarinė aušra ir iš tikrųjų tos spalvos tradicinės yra naudojamas ne tik švytuokliam, bet tačiau ir daugelį labai japoniškų voblerių, būtent tokie variantai, ar ne? Ir kiek žinau, kad tas dažymas yra netgi kai kurie, čia tenka nardyti ir kas norit pasinardyti po Facebooką, po Lucky Johno puslapį, tai čia labai daug aprašymų yra apie juos ir ką jie daro, ir netgi ta rudarinė spalva tokia. Šita ir šita, jos atspindi ultravioletinę spalvą, ta prasme, sakykime, po ultravioletų šviečia, o po vandeniu mes žinom, kad tai kažkiek įtakos turi. Ir žuvis gali matyti vėlgi visai kitą, ar ne, vaizdą? Visai kitaip gali matyti, negu mes įsivaizduojame. Bet aš labai tikiu, kad vibracijos pagrindinis bus žaidimas, nes nereikėtų bijoti tokių tamsesnių spalvų, aš jau kiek esu įsitikinęs ir kiek bandęs, tada, kai žuvis neaktyvi. Bet būtent ta pati vibracija, voblerio svoris, voblerio nosis turėtų padaryti savo darbą, ar ne? Išbandysim būtinai ir dar daug šnekėsim. Žinau, kad Latvija jau ruošiasi irgi laukia ledo, kad pirmi užlipti ir išbandytų, atsiųstų mums video medžiagą, aš galvoju, kad mes greičiau jiem atsiųsim ir jie mums labai pavydės, ar ne? Tikiuosi. Tai va, o
toks čia pasiruošimas mūsų žiemai lengvas pasakojimas ir dar žinau, kad yra nauji valai, vėlgi ne tik švytuokliam, tačiau yra avižėlininkam, ar nes? Taip, naujas valas Mikron, tai yra japonų valas, jisai ne tik vyniojamas, bet ir supakuojamas, įpakuojamas Japonijoje, gan garsios firmos žinomos, IGK žinomos firmos. Ir tikrai išbandytas, bandė jau ją ir plūdininkai vasarą, ir pavadėliams naudoja, tikrai geras valas. Ir kas man įdomu labai, kad jisai turi tokius savo tos parametrus, tokius netgi 3 skaičius po nulio. Tai... Na, japoniškas tikrai galite matuoti, jeigu norit. Nes toks, pavyzdžiui, 0,076 įspūdingai. Na, tai japonai visą laiką žymi taip. Ir jie atsako už tą valą. Jie atsako taip. Nu ką, Eugenijau, super geros naujienos. Aš manau, kad iš tikrųjų žiemą mes išbandysim, nuo dabar visiems žvejams lygiai tokios pačios super geros naujienos, kad Lietuvos Respublikos prezidentė vetavo žuvininkystės įstatymų pataisas, kurios iš tikrųjų žvejam, mėgėjom buvo, meškeriotojam buvo nelogiškos ir apie tai pasisakė daugiau negu 200 000 Lietuvos meškeriotojų. Seimas tai dėmesio neatkreipė, kai kurie Seimo nariai, bet atkreipė prezidentė, už ką didelė pagarba ir labai gražiai savo pranešime spaudai tiesiog pasakė, kad gamtos ištekliai visų Lietuvos žmonių turtas, o ne kažkokiu tai verslo grupuočių, susireikšmintinčių ir turinčių savo lobistus, kurie bando pramušti įstatymus tokius, kad, mums meškeriotojams bus iš tikrųjų sunku, o Lietuvos vandenims bus dar sunkiau. Galvoju, kad viskas bus tik į gerą. Dar kad sveikinu visus. Šiandien Eugenijau mes pabaigėme, ne? Laukiam žiemos, šiandien atsigaudėm dar tais guminukais, nežinau, jau norisi juos padėti kažkur iki pavasario, bet kai nėra ką veikti, jie pasirodo dirba ir super šaltų metų laiko. Buvo smagu iš ties. Neišvyna, nedegos, lygiai po savaitės. Laidą pristato Salimo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salimo, žvejok su malonumu.